akademija pristato kūno lavinimo modulį. 6 sesija. Temos: vanduo, didieji raumenys ir angliavandeniai. Ir, kas yra svarbu, nauja – konkursas. Tai žiūrėkit ir dalyvaukit. Tema pirma – vanduo. Super aktualu, todėl kad mes, kaip struktūros, principe esam vandeningi. Iš vandens. Kai matot šitoj skaidriai, apie 60% mūsų kūno sudaro vanduo. Vandens rolė pagrindinė, taip galima būtų pasakyti. Jeigu nėra vandens arba jo trūkumai, yra bėda. Nagrinėsim šitą klausimą. Prisiminsim, kaip elgesi kūnas, kai pas mus yra krūvis arba kai pas mus yra atsipalaidavimas. Kaip mes matom, kai atsiranda krūvis, vyksta kraujotakos persiskirstimas, o kraujas tai yra skystis, kurio pagrindas yra vanduo. Ir mes matom, kad daugelis sistemų turi ženkliai mažesnį aprūpinimą skysčių. Ir tai tam tikrose zonose, turiu omeny stresinėse, kaip treniruotės, tai gali turėti tam tikrų pasekmių. Dėl trūkumo vandens. Todėl, kad tuo momentu tos sistemos negaus tiek, kiek reikia maistingų medžiagų. Ir tai pažiūrim, kiek kur vandens yra ir ant kiek tai svarbu. Dabar žiūrim pagal svarbumą. Pats svarbiausias organas arba dalis tai yra mūsų galva. Ir mes matom, kad smegenys, jų sudėtyje maždaug yra 75% vandens. Siaubas. Kiek daug? Dar daugiau yra kraujo sąstatoj. Tai yra 83. Čia galit panagrinėti, kiek yra kitose organuose. Mes matom ir suprantam, kad vanduo tai yra pagrindas, be jo mums tiesiog bus blogai. Ant tiek blogai, kaip nustatyti, mes dabar greitai apžvelgsim ir turėsim samprotavimą, kaip orientuoti. Ir taip, kokie yra pagrindiniai rodikliai, kaip mums trūksta vandens. Tai yra įvyksta dehidratacija. Kas darosi? Pradeda blogai veikti, kaip mes jau matėm prieš tai skaidriai, mūsų smegenys. Tai yra mes galim pradėti daryti klaidas, jeigu trūkumas yra nedidelis. Jeigu prasideda didelis, žmogus gali prarasti sąmonę. Kadangi kraujas darosi tirštesnis, gali atsirasti kryšuliai. Kas yra mirtinga? Po smegenų antra zona yra širdis. Dėl to, pavyzdžiui, maratonuose būna, kad žmonės krenta, dėl to, kad pritrūko vandens, ypatingai jeigu maratonai būna ten, kur būna karšta, ir tada stato kuo greičiau lašalinės, tam, kad smegenys gautų tam tikrą kiekį skysčio, neįvyktų biologinė mirtis, kai miršta smegenys. Antras organas, kuris yra pavojui, tai yra širdis, kraujotakos sistema, dėl to, kad kai trūksta vandens, kraujas darosi netoks skystas. Atitinkamai atsiranda grėsmė trombams, plus mityba tam tikrų dirbančių sistemų sutrunka ir ypatingai išvedimas metabolitų. Tai yra raumenyse susidaro ženkliai daugiau metabolitų. Metabolitai tai jau darosi kaip toksinai, kada jų kiekis viršyje, gali atsirasti tam tikros pasiekmės. Na ir kaip matot, rodoma, kad jaučiam tą pagal odą, irgi įvyksta tam tikri pasikeitimai ir akis. Kokie procentai dehidratacijos yra pavojingi, o kokie ne? Na, iki 2% dehidratacija skaitoma norma, virš 2 iki 4 jau tokia rizikos zona, virš 4 jau yra pavojus. Kaip įvertinti, ar jūs pasiekėt dehidrataciją treniruotės metu ar ne? Labai paprasta. Reikia pasisvert prieš treniruotę, bet reikia nusirengti tam, kad įvertint, koks svoris. Ir antrą kartą reikia pasisvert po treniruotės, bet irgi viską nuimti. Ir tada jūs pamatysit, kiek iš jūsų išėjo prakaito, galbūt dar šlapimo, jeigu ėjote į tualetą, ir tada pamatysit tą skirtumą. Tas, kas pradeda, aš abejoju, kad jūs taip smarkiai prakaituojat, kad per treniruotę galit prarasti daugiau kaip procentą savo kūno masės, jeigu jūs treniruojatės Lietuvoje. Jeigu treniruojatės šalyse, kur yra labai karšta, tai tada gali būti tas. Pirma rekomendacija ir pirmas samprotavimas, kad jeigu jūs treniruojatės saikingai, smarkiai neprakaituojat, tai dehidratacijos klausimas jums nėra labai aktualus. Bet reikia žinoti, kad
mes turim tokią praktiką, žmonės, kad jie tiesiog geria ženkliai mažiau vandens dienos metu ir dėl to dehidratacija gali atsirasti ne dėl to, kad jūs treniruojatės, o dėl sumarinio arba kumulityvinio efekto. Kaip įvertinti, ar jūs pavojingoj zonoj ar ne? Labai paprasta, reikia pažiūrėti šlapimo spalvą. Kaip matot šitoj skaidriai, jeigu spalva yra labai tamsi arba eina į tamsumą, reiškia jau pas jūs vyksta dehidratacija, trūksta skysčio ir reikia padidinti kiekį vandens, kurį jūs išgeriat per visą dieną. Tada jūsų kūnas stabilizuos tą situaciją ir šlapimo spalva bus tokia, kaip turi būti ir atitinkamai jūsų kūno veikla kaip sistemos bus optimali. Iš kur pas mus atsiranda vanduo? Vanduo, principe, atsiranda iš dviejų šaltinių. Vienas vanduo tą, kurį mes išgeriam, antras vanduo tas, kuris atsiranda nuo tam tikrų cheminių reakcijų, kurios vyksta mūsų kūne ir dėl to jo atsiranda taip vadinamas endogeninis arba metabolinis vanduo. Priklausomai nuo žmogaus svorio gali būti nuo 100 iki 300 ml, priklausomai nuo to, ką jis valgo, koks krūvis, gyvenimo būdas ir taip toliau. Bet tai yra neesminė dalis, bet jinai vis tiek yra. Mūsų vanduo išeina iš mūsų, irgi kaip matot, yra keli keliai. Vienas pagrindinis kelias tai yra su šlapimu, antras tai su išmatom, kaip nebūtų keista, išmatos irgi paima pakankamai daug vandens. O po to vyksta jau prakaitas, kas susiję su mūsų oda ir vėsinimo efektais, kurie yra dėl fizinio aktyvumo ir dėl nervų ir taip toliau. Tai principe šitas balansas turi būti nulinis, kiek mes išgėrėm, tiek mes turime prarasti, tai tada viskas vyksta taip, kaip turi būti. Kiek vandens mūsų kūnas pagamina, tai yra to metabolinio, matot šitoj skaidriai. Iš riebalų mes gaunam iš 100 gramų maždaug 100 ml, iš angliavandenių 55, iš baltymų šiek tiek mažiau 40. Tai čia yra tas vanduo, kurį gamina mūsų kūnas. Kas yra svarbu? Svarbu žinot, kad mes prakaituojam ir kai mūsų fizinis aktyvumas kuo intensyvesnis ir ilgesnis, tuo labiau mes prakaituojam, kadangi kūnas tokiu būdu vėdinamas. Ir tai reikia turėti omeny, ypatingai vasaros sezonu, ir reikia turėti omeny, kad tada mes daugiau ir prakaituojam. Kiek skysčio reikia vartoti? Yra skirtingi šaltiniai. FDA, tai yra JAV agentūra, rekomenduoja skaičiuoti pagal sunaudotas kalorijas. Tai yra 1 ml 1 kilokalorijai. Labai įdomus skaičiavimai, tai jeigu vidutiniškai vyras išnaudoja per parą nuo 2200 iki 3000 kilokalorijų, tai atitinkamai toks kiekis skysčio turėtų būti. Jeigu moteris turi kaloražą mažesnį, atitinkamai mažiau. Yra kita medicininė versija, kur skaitoma, kad 30 ml vienam kilogramui kūno svorio. Tai skaičiai yra maždaug panašus, tai į tai galima orientuotis. Kas dar yra svarbu, kad priklausomi nuo aplinkos, nuo tų produktų, kuriuos mes valgom, mūsų aplinka gali būti arba šarminė, arba rūgštinė. Tai irgi turi tam tikrą įtaką procesams, kurie vyksta mūsų kūne. Ir kas dar labai svarbu, reikia žinot, kokie skysčiai skatina arba pagreitina atsistatymą, o kokie šiek tiek jį sustabdo. Tai lyderiai iš vienos ir iš kitos pusės šitos skalės būtų kava ir pienas. Kava skatina vandens išėjimą, tai yra norisi po tam tikro laiko bėgti tualetą, tai vandens sumažės. O pienas yra tas gėrimas, kuris greičiausiai subalansuoja mūsų vandens kiekį. Jeigu mes pažiūrėsim į šitą lentelę, mes pamatysim, kad vidury yra arbata, paprastas vanduo ir sportiniai skysčiai. Su sportiniais skysčiais reikia turėti omeny, kad
jie būna dviejų, kurie greičiau įsisavina, kurie lėčiau įsisavina. Priklausomai nuo krūvio ir sporto šakos reikia pasirinkti tam tikrą gėrimą. Dabar mes šitas detalės tiesiog nenagrinėjame. Paskutinė mintis, paskutinė tezė, kuri dažnai egzistuoja, arba apie tai kalbama, kad didesnis kiekis vandens pagreitina medžiagų apykaitą arba metabolizmą. Buvo atliktos studijos, kurios parodė, kad didesnis kiekis vandens, tai jeigu jūs išgersit puslitrį daugiau, tai santykinai padidins medžiagų apykaitos greitį, bet procentas pagreitėjimo bus ant tiek mažas, kad jūs nepajausit. Tai, kaip rodo studijos, tai yra maždaug 1,5%, bet paklaida yra pakankamai didelė. Tai, grubiai tariant, tas padidėjimas nuo didesnio kiekio išgerto vandens bus nejaučiamas. Tiek apie vandenį. Ir toliau, Kultūrizmo akademija skelbė konkursą už geriausią, įdomiausią komentarą. Įdomiausias komentaras bus nustatytas po 2 savaičių, kai bus paviešinta laida. Ir geriausias komentatorius, įdomiausias, taip galima būtų suformuoti, gaus šitą leidinį. Tai komentuokit įdomiai ir pretenduokit į šį puikų leidinį. Sveiki visi, kūno lavinimo modulis, 6 sesija. Jos metu mes pašnekėsime apie didžiasias raumenų grupės. Yra 3 kūno dalys, kuriuose lokalizuojasi didžiausias raumenų grupės. Tai būtų šlaunys, klubai bei liemuo. Ir dabar mes pakalbėsime apie kiekvieną iš šitų kūno dalių. Šlaunų raumenys. Juos galima suskirstyti į 3 zonas. Priekinė šlaunų dalis, galinė šlaunų dalis bei vidinė šlaunų dalis. Šios visos dalys yra treniruojamos dažniausiai kaip bendram kompleksui. Jūs treniruojate arba priekinę šlaunų dalį, arba galinę šlaunų dalį, arba vidinius privedamuosius raumenis. Tai yra, jūs netreniruojate kiekvieno raumenuko iš tos zonos atskirai, jie visi veikia kaip vientisas kompleksas. Jūs galite vieną dieną treniruoti priekinę šlaunų dalį, kitą dieną galinę, trečią vidinę, bet po to jau tie raumenys, kurie sudaro tos grupės raumenys, jie vis tiek nebus treniruojami kiekvienas atskirai. Galima kažkiek tai akcentus paskirstyti, bet nedaugiau. Taigi, priekinė šlaunų dalis, jai priklauso keturgalvis raumuo, kuris turi 4 galvas, tai yra tiesusis šlaunies raumuo, bei 3 platus platieji raumenys, šoninis platusis, vidinis platusis bei tarpinis platusis. Pagrindinė funkcija keturgalvio raumens yra kelio sąnario tiesimas. Dėka to, kad tiesusis šlaunies raumuo kerta ne tik kelio sąnarį, bet ir klubo sąnarį, jis dalyvauja ir klubo sąnario lenkime. Galinė šlaunų dalis, ją sudaro 4 raumenys, dvigalvis šlaunies raumuo turintis ilgąją ir trumpąją galvas, bei pusgyslinis ir pusplėvinis raumenys. Pagrindinė galinė šlaunų dalies raumenų funkcija yra kelio sąnario lenkimas, bet galinė šlaunų raumenys kartu su sėdmens raumenim dalyvauja ir klubo sąnario tiesime, į ką reikėtų atsižvelgti treniruojant galinę šlaunų dalį. Trečia zona, apie kurią aš jau minėjau, tai yra vidinė šlaunų dalis, privedamieji raumenys, ir čia mes turime 5 raumenis. 3 privedamieji raumenys, didysis, ilgasis bei trumpasis, taip pat grakštusis ir skiauterinis raumenys. Pagal pavadinimą aiškiai pagrindinė jų funkcija, tai yra šlaunies privedimas esant jai atvestai. Galima dar būtų paminėti, kad yra šoninė plačioji fascija, kuri, sakysim, dažniausiai atskirai nėra treniruojama, nebent ten jį dalyvauja kojų atvedimuose, bet kojų atvedimai daugiau yra treniruojami, kada tikslas yra išdirbti sėdmens raumenis pilnavertiškai. Užtat mes jau šito raumens atskirai nebeišskiriame šitam cikle. Sėdmens raumenis. Tai yra 3 pagrindiniai raumenys, kurie dažniausiai
vėlgi yra apjungiami į vieną grupę, tai yra didysis sėdmens raumuo, vidurinis sėdmens raumuo bei mažasis sėdmens. Matomas pagrindė tik tai didysis, vidurinis ir mažasis, jie guli kažkiek tai giliau. Na ir pagrindinės šių raumenų funkcijos tai būtų vėlgi kojos atvedimas atgal. Jeigu koja yra fiksuota, tuomet didysis sėdmens raumuo ištiesina liemenį į vertikalią padėtį. Vidurinis ir mažasis sėdmens raumenys, jie pagrindė yra atsakingi už šlaunies atvedimą į šoną. Vėlgi kompleksai veikia ir kaip balansiniai raumenys, palaikantis kūno pusiausvyrą. Ten jau priklauso nuo to, kokio jūs padėtyje esate. Pavyzdžiui, stovint pasilenkus ant vienos kojos, jie vėlgi stabilizuos erdvinę jūsų dubens padėtį, kad jis neprasvirtų. Na ir atsižvelgiant į raumenų funkcijas, jūs atitinkamai renkatės pratimus, kurie leistų efektyviai šitas funkcijas treniruoti. Liemens raumenys. Jiems priklauso 3 pagrindinės raumenų grupės: nugaros raumenys, pilvo raumenys bei krūtinės raumenys. Nugaros raumenų grupėje galima išskirti 3 didžiausius raumenis arba jų grupės, nes vieną jų sudaro daug raumenų smulkesnių. Tai būtų plačiausiasis nugaros raumuo, trapecinis raumuo bei tiesiamasis nugaros raumuo. Dabar trumpai pakalbėsiu apie kiekvieną iš jų ir apie jų pagrindinės funkcijas bei kaip pagal jas parinkti pratimus pradedančiajam. Taip, tai būtų plačiausiasis nugaros raumuo. Tai yra vienas didelis nugaros raumuo, kuris užima pakankamai didelę nugaros dalį. Pagrindinė jo funkcija yra pakelto žasto leidimas žemyn, taip pat jo traukimas atgal arba pritraukimas link liemens, priklausomai nuo to, kokioje padėtyje pakeltoje žastas randasi. Na ir pagal tai yra pasirenkami pratimai. Sporte pradedančiam, kas būtų aktualu, tai visos prisitraukimo variacijos. Jeigu prisitraukimus daryti per sunku, viršutinių blokų traukimas, lygiai taip pat ne tik viršutinių, bet ir visų kitų traukų variacijos. Tai yra horizontalios traukos, štangos traukos pasilenkus, hantelio traukos pasilenkus. Bet kalba eina apie traukas. Pradedančiajam aš siūlyčiau apsiriboti tik įvairiom traukom, jokių ten izoliuotų pratimų, tokių, sakysim, puloverio tipo kol kas neverta įvedinėti. Tik traukos. Galite kelti save, darykite įvairias formas prisitraukimų, plačius, vidutinius, siaurus, delnais nuo savęs, delnais į vidų, delnais į save, horizontalius prisitraukimus lygiai tom pačiom padėtim ir tikrai turėsite gerą progresą. Sekantis raumuo, trapecinis, kuris faktiškai gali būti priskiriamas ir nugaros raumenim, gali būti priskiriamas pečių juostai. Na, aš priskiriau nugaros raumenim, nes jis pakankamai aktyviai dalyvauja visose traukose. Šį raumenį sudaro 3 dalis, tai yra viršutinė trapecijos dalis, vidurinė dalis ir apatinė dalis. Ir jos gali dirbti šiek tiek, sakysim, labiau atskirai. Pavyzdžiui, darant pečių kėlimus daugiau dirba viršutinė trapecijos dalis, aukštai keliant žastą virš horizontalios linijos dirbs vidurinė ir apatinė trapecijos dalis, atvedant mentės atgal, darant nugaros traukas, puikiai dirba vidurinė ir apatinė dalis. Tai vėlgi pagal tai ir renkatės pratimus, kad pagrindiniai pratimai aktualūs pradedančiajam būtų būtent pratimai, kurie įjungia pagrindinės raumens funkcijas. Tai yra pečių kėlimai ir menčių sugaudimai atgal, kurie atsiranda darant įvairias traukas, ypač horizontalias traukas.
Taip, ir tiesiamasis nugaros raumuo, jį aplamai sudaro daug sluoksnių, ten išskiriami 3 pagrindiniai sluoksniai, kurių dabar neminėsiu, jums pilnai pakanka žinoti, kad yra tiesimieji nugaros raumenys, kurie eina išilgai viso stuburo, pagrindinė jų funkcija yra tiek stuburo stabilizavimas, tiek jo liemens išlaikymas vertikalioje padėtyje. Taip pat vienas iš pagrindinių funkcijų yra arba lošimai liemens į šonus, jeigu susitraukia kažkuri viena pusė, arba atlošimai liemens atgal. Ir pagal šitos judesius jūs vėlgi integruojate į savo programą pagrindinius pratimus. Tai yra pagrindas, aišku, kaip minėjau, bus stabilizacinė funkcija, tai darant visas taip vadinamas mirties traukas jūs puikiai išlavinsite raumenį dirbantiem, pavadinkime, statiniu režimu, įtraukiant įvairaus tipo hiperekstenzijas arba ekstenzijas, gal teisingiau tai būtų vadinti, nes vis dėlto trumpesnės amplitudės yra saugesnės. Jūs gerai, puikiai išlavinsite tą raumenį jau dinaminiu režimu. Tai vat, pagrindinės visas funkcijas ir pagrindinius pratimus siūlyčiau būtent tokius, apie kuriuos ką tik minėjau. Į smulkesnę detalizaciją tikrai neverta leistis kol kas. To jums pilnai pakaks pirmai pradžiai. Pilvo raumenys, juos sudaro 4 raumenys, tai yra tiesusis pilvo raumuo, 2 įstrižiniai raumenys, išorinis ir vidinis įstrižiniai, bei skersiniai pilvo raumenys. Pagrindinės funkcijos yra kelios. Tiesusis pilvo raumuo, jis susuka stuburą, traukdamas krūtinės ląstą link dubens. Taip pat esant fiksuotam dubeniai, esant gulimai padėčiai kūno, jis pakelia pečius. Jeigu pečiai yra fiksuoti, tad tuomet jis gali kelti dubenį, pagal tai yra po tos pasirenkami pratimai. Įstrižiniai raumenys, jie atsakingi arba už rotacinius judesius, arba už liemens lenkimus į šoną. Na ir skersiniai raumenys, jie, galima sakyti, yra kaip pagrindiniai raumenys stabilizatoriai, kurie fiksuoja stuburą, kurie padeda sukurti vidinį padidintą slėgį pilvo ertmėje, tokiu būdu apsaugodami stuburą nuo perkrovų, nuo traumų. Na ir komplekse visas šitas raumenynas vėlgi įsijungia daugelį pratimų būtent tam, kad ne tik tiesiogiai atlikti kažkokius tai smulkius judesius, bet pagrinde būtent tam, kad stabilizuoti stuburą, išlaikyti jį fiksuotą esant kažkokiam, pavyzdžiui, sunkiam kelimam nuo žemės, pritupimam su štanga ant pečių. Tuomet jau pagrindinė pilvo raumenų funkcija yra būtent, jie veikia kaip korsetiniai raumenys, galima taip pavadinti. Aš stengiuosi jau naudoti lietuviškus pavadinimus. Tai vat, pilvo raumenys, jie sudaro tarsi korsetą, kuris iš visų pusių supa jūsų liemenį ir tokiu būdu įtempiant visus pilvo raumenys yra padidinamas vidinis slėgis, kuomet oras tarsi oro pagalvės apspaudžia stuburą iš vidaus ir tokiu būdu vyksta jo imobilizacija. Na ir todėl yra svarbu treniruoti visus 4 raumenis, neišskiriant tik 6 kubelių, kurie visada yra geriausiai matomi, ar tik išorinių įstrižinių. O būtent treniruoti reikėtų vis dėlto visus 4 sluoksnius, kiekvienam skiriant dėmesio. Krūtinės raumenys, pagrinde yra išskiriami 2 raumenys, didysis ir mažasis krūtinės raumenys. Didįjį krūtinės raumenį galima suskaidyti į 3 dalis. Tai yra raktikaulinė dalis, krūtinkaulinė dalis bei šonkaulinė apatinė dalis. Dažniausiai sporte priklausomai nuo tvirtinimasi, po to ir treniruojamas šitos dalis. Nes krūtinės raumuo, kas svarbu yra žinoti pradedančiajam, jis dalyvauja visuose spaudimuose arba rankų suvedimuose priešais save įvairiais kampais,
Na ir apatinė šonkaulinė dalis dirba arba darant atsispaudimus nuo lygiagrečių, arba spaudžiant, arba suvedant žemyn, krūtinkaulinė dalis. Tai visi spaudimai priešais save arba suvedimai irgi. Na ir kaktikaulinė dalis atsakinga už spaudimus kampu arba vėlgi suvedimus kampu. Tai vat, į tai pagrindė ir yra atsižvelgiama, kuomet yra sudarinėjamos sporto programos ir pasirenkami pratimai konkrečiai kažkuriai tai daliai lavinti. Trečia tema – angliavandeniai. Prisiminsim, kiek energijos, koks galingumas ir laikas. Kaip mes matom, kuo didesnis galingumas, tuo galingiau turi dirbti mūsų energetinės sistemos. Ir kaip maitinimo substratus, kaip kūras, jeigu tai yra trumpas laikas, mes matom, kad ląstelės arba mūsų kūnas naudoja atsargas, kurios yra, tai yra kreatinfosfatinis mechanizmas, sekantis mechanizmas, kuris įsijungia, kai apkrova šiek tiek didesnė, susijęs su glikolizu. Ir va čia yra angliavandeniai. Ir angliavandenių įtaka eina toliau, kuo ilgesnė apkrova, bet prasideda žaidimas, kadangi atsiranda ir lipolizė, tai kūnas pradeda naudoti riebalus kaip energetinį substratą. Tai mes panagrinėsim angliavandenių įtaką mūsų procesams, tam, kad suprastų, kiek mums jų reikia, kada jie mums reikalingi. Kaip mes matom šituose grafikuose, tai tyrimų rezultatai, mes matom, kaip parodyta žalia spalva, tai kaip įvyksta glikolizė, jos galingumas. Tai mes matom, jeigu žiūrint į laiką, tai iki minutės mūsų poreikiai angliavandeniams, glikogenui, kuris yra sukauptas mūsų kūne, auga. Kai treniruotė arba krūvis vyksta ilgesnis, turiu omeny krūvis, be pertraukos, tai santykinai poreikis angliavandeniams mažėja ir atsiranda paklausa jau kitiems procesams, tai aerobiniams, kur jau įsitraukia į riebalų oksidaciją. Tai ką reikia turėti omeny? Jeigu mūsų kaip sportininkų, kurie užsiiminėja kūno rengybą, krūviai yra tarp 15-60-90 sekundžių, tai atitinkamai mūsų kūnas naudos kaip pagrindinį kūrą glikogeną arba angliavandenius, kurie yra sukaupti raumenyse ir kitose sistemose. Apie tai buvo kalbama prieš tai vienoj iš paskaitų. Ir tai yra labai svarbu ir tai reikia žinoti, kad angliavandeniai principai susidaro iš 3 grupių. Tai jie būna paprasti ir arba sudėtingi, taip vadinami monosacharidai, disacharidai arba polisacharidai. Polisacharidai tai yra krachmolai ir jie virškinami būna ir nevirškinami. Nevirškinami angliavandeniai tai yra ląsteliena, kurie praeina kaip balastas, bet padeda gyventi mūsų mikroflorą. Visi kiti angliavandeniai skaldomi, skaldymo procese dirba kasa, kuri išskiria tam tikrą fermentą, kuris dabaigia skaldymą angliavandenių, kuris prasideda jau burnoje. Seninis pradeda tą dalį. Ir į ląstelę iš kraujo angliavandeniai pakliūna dėl insulino. Tai kai mūsų kraujuje atsiranda daugiau angliavandenių, viršijama tam tikra riba, iš karto, kad stabilizuoti situaciją, insulinas padaro savo darbą. Tam, kad suprast ir dar kartą prisimint, kokiuose sąlygose mes dirbam ir kiek angliavandenių ir kitų nutrientų mūsų kūnas naudojama, reikia pažiūrėti į šitą lentelę, kur parodyti poreikiai, tai yra studijų rezultatas. Ir jeigu mes pažiūrėsim į plaukimą, čia pabraukta raudona linija, maždaug 50 metrų. Tai tas atitinka maždaug krūviams, kurie būna pas kultūristus treniruotėse pagal laiką. Tai mes matom, kad angliavandenių ir riebalų poreikis yra panašus. Tai reiškia, kad tai yra ta zona,
kada angliavandenių turi būti kūne pakankamai. Ir šitoj vietoj kaip orientacinis rodiklis, kuris veikia į vieną ir į kitą pusę, yra glikeminis indeksas. Taip vadinamas indeksas, kuris rodo, kiek produktuose yra cukraus, į kurį mūsų kūnas reaguoja, išskirdamas insuliną, kad sumažint cukraus kiekį. Ir čia reikia turėti omeny, kad su insulino tuo kiekiu yra toks didelis paradoksas. Jeigu mes paimsim produktus, kurie turi mažą glikeminį indeksą, mes juos suvalgysim, jie susivirškins, jie nepakels insulino lygį pakankamai aukštai, ir mes ilgai nejausim alkio. Jeigu mes suvartosim produktus, kurie turi aukštą glikeminį indeksą, maždaug po 50 minučių, čia vidurkis, mes pajausim alkį. Kodėl tas įvyksta? Šitoj skaidriai matosi, kad raudona kreivė padaro tokį didelį lūžį. Tai mūsų kūnas reaguoja į tą perkritimą, indekso sumažėjimą. Tai mūsų kūnas vertina, kad atsiranda badas ir nori dar valgyti. Tai šitą reikia turėti omenyje po treniruočių kitų laikų, kad jeigu jūs suvalgysit produktus, kurie turi aukštą glikeminį indeksą, tai po tam tikro laiko, maždaug po valandos, jūs vėl būsit alkani. Nors energijos gavot pilnai sočiai. Tai šitą reikia turėti omenyje ir treniruotės metu. Kodėl? Todėl, kad kai pas jūs padidės insulino kiekis, tai ląstelė atsidaro, į ląstelę pradeda eiti angliavandeniai, bet tuo metu sustabdomas angliavandenių generacijas, tai yra glikogeno, kurį gali generuoti kepenys iš riebalų. Tai efektas, dėl kurio mes galim lieknėti, kada mūsų kūnas ima riebalus, iš jų kepenys padaro glikogeną, o glikogenas kaip angliavandeniai sudeginami kaip kūra. Tai va toks efektas yra, bet tada negalima vartoti produktus, kurie turi aukštą glikeminį indeksą. Ir taip, kaip matot šitoj išklotiniai, kas darosi, jeigu mes naudojam produktus su aukštu glikeminiu indeksu ir žemu. Jeigu mes norim, kad mūsų kūno masė augtų, atitinkamai mes turim prisilaikyti vienos strategijos, kai norim mest svorį, kad pas mus būtų riebalų utilizacija, imam kitą svorį. Kokie produktai turi aukštą glikeminį indeksą, vidutinį ir žemą, matot šitoj nuotraukoj, panagrinėsit, tas informacija yra internete. Kas dar labai svarbu, reikia žinoti, kokie yra poreikiai. Tyrimai parodė, kad priklausomai nuo krūvio, kurį jūs gaunat dienos metu, angliavandenių kiekis gali būti ir turi būti skirtingas, priklausomai nuo tų užduočių ir tikslų, kurios jūs savo išstatėt. Tai jeigu yra žemas intensyvumas, tai 3-5 gramai kilogramui per parą turiu omeny. Jeigu yra labai aukštas, tai nuo 8 iki 12, gali būti ir daugiau, tai priklauso nuo jūsų apkrovos tipo ir taip, kaip jūs atsistatot ir tų sąlygų, kokiuose jūs esat. Tiek apie angliavandenius. Ačiū, rašykit komentarus ir dalyvaukit konkurse. Iki.